Smagu berneliams jas namo lydėt, visam pasauly niekas tai nemoka, kaip Lietuvaitė džiaugtis ir mylėt. Visam pasauly niekas tai nemoka, kaip Lietuvaitė džiaugtis ir mylėt. O jau kai renka gintarą pajūry, atsitesėja rūtas lelija, Tylelis savo gimtą žemę aria, močiutė audžia drobės lininę. Linkę į šią mūsų istorinę erdvę Žalgirio pergalės parką. Prieš 616 metų netoli Tannenbergo ir Griunvaldo įvykęs Žalgirio mūšis Lietuvos istorinis pasididžiavimas. Tai įvykis sustiprinęs ir iškėlęs Lietuvos autoritetą tarp Europos ir Azijos valstybių. 1410 metų Liepos 15 dieną suvienijus jėgas Lietuvos ir Lenkijos jungtinėms karinėms pajėgoms pavyko sutriuškinti kryžiuočių ordiną ir pakeisti visos Europos istoriją. Į lemtingąjį mūšį karines pajėgas vedė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Jogaila. Taigi dabar kviečiu Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadą Vytautą Žimančių įstatyti į garbės sargybą šaulius prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, karaliaus Jogailos ir karaliaus Mindaugo, pirmųjų Lietuvos valdovų stogastulpių. Lydime aplodismentais. Žalgirio mūšio aidas tol bus gyva ir legendinė jų drąsa, įkvepianti mus taip pat garbingai įveikti šių dienų mūšius, kuriems nereikia nei iečių, nei kalavijų, nei patrankų, bet jiems lygiai taip pat reikia drąsos ir išminties. Taip galėtume suvokti didžiojo mūšio, užbaigusio kruvinus kryžiaus karus, išsaugojusio Lietuvai Žemaitiją visiems laikams, bet svarbiausiai padovanojusio didžiausią dovaną – moralinę teisę didžiuoti savo protėviais. Linkime, kad Žalgirio mūšio pergalė mus įkvėptų siekti drąsių ir ambicingų mūsų valstybėms, mūsų tautoms ir visai Europai svarbių tikslų. Taigi dabar paprašysime Lietuvos būsimojo šaulio Edgaro Barvainio atnešti iškilmingai ugnį, kurią Žalgirio pergalės klubo nariai šiandien iškilmingai įteikdami gėles paėmė iš Kaune esančio Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje garbingai saugomo paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nežinomojo kareivio kapo. Tai paprašysime įnešti ugnį prie aukuro, galbūt palydėsime kokią muzikinę dainelę. Amžinoji ugnis įprasmina žuvusiųjų už laisvę atminimą. Amžinoji ugnis perduoda praeities kovų stiprybę mums. Žiūrėdami į liepsnojančią amžinąją ugnį, mes tarsi susijungiame su visais kovojusiais už Lietuvos laisvę. Šiandien Žalgirio pergalės parke tradiciškai suliepsnoja šventinė ugnis. Ją perduodame parko pirmininkui Gintautui Tamulaičiui ir šventinės ugnies įžiebimą, jo suliepsnojimą palydime plojimais.
dėkojame. Taigi, po trupučiuką įsiliepsnoja prie karaliaus Mindaugo paminklo gėles deda klubo Žalgirio pergalės parkas valdybos nariai profesorius Aleksandras Vitkus ir Arnoldas Mišauskas. Žalgirio mūšio pergalę ir Lietuvos kariuomenę. Antra salvė už taiką Ukrainoje ir pasaulyje. Trečia salvė už Lietuvos valstybę. Griausmingi aplodismentai ketvirtoji salvė. Ačiū. Mes be galo džiaugiamės ir mums didžiulė garbė, kad šiandien minėjime kartu su mumis yra daug garbių svečių. Lietuvos nepriklausomybės kovo 11-osios akto signataras dr. Leonas Milčius. Mieli, gerbiami kokio nuostabaus istorinio renginio dalyviai, esame tikrai ypatingam laikotarpį ir ypatingoje vietoje. Kiek čia kartų bebūčiau, atrodo tikrai šita vieta tokia sakrali tapo. Aš žiūriu į plakatą, ten, kur yra 30 metų šitam parkui, tai pati pirmoji nuotrauka dar juodai pilka, kai mes čia pradėjom sodinti, tuomet dar buvo gyvas ir kartu sodinom signataras Kazimieras Uokas su dukra, profesorius Mečislovas Lainys, aš ir daugiau kitų. Vis tik didelė Dievo dovana, kad aš dar vis galiu atvažiuoti šitokiom dienom čia ir kartu pabūti šitoj kartu su jum, džiaugtis šitą šventę, Žalgirio pergalės šventę, kuri taip pat sutampa su mūsų lakūnų Dariaus Girėno skrydžių, na ir ne visai laiminga pabaiga, bet tai vis tiek yra atminimo ženklas, atminimo data, kuri turi mūsų sustiprinti. Kiek aš čia kartų bet būčiau, atrodo visą laiką norisi kažką pasakyti daugiau, kažką parašyti, ir nors daug kartų esu rašęs, vis tiek leiskite dar ir šiandien perskaityti vienas kitą. Senaisiais mūsų pačiais seniausiais istorijos laikais riterių luomo
Na ir žinoma, taip pat galėjo Vytautas Didysis Lietuvoje kelti puotas, riterių turnyrus, į kuriuos pasikviesti svečių iš visų ir diplomatų iš visų Europos šalių ir parodyti, jog čia pas mus Lietuvoje yra tokia pati civilizuota ir kultūringa šalis kaip ir bet kuri kita. Ir todėl šitie su kryžiais neturi jokio preteksto su mumis kariauti. Tad ir šiandieną norėtume surengti riterių turnyrą, kurio ir paminėtume šią Žalgirio mūšio pergalę. Turnyruose kaunamasi ne tik dėl garbės, tačiau ir dėl įvairių prizų. Kartais prizas būna aukso maišas, kartais žemės, pilis, karo žirgas. Čia matytit? Vieni pagonis, o musulmonus daugiau krikščionių negu krikščionybė. Kas čia dabar vyksta? O, parodė kryžiuočiai savo tikrąjį veidą. Tuoj pat reikės pamokyti kultūros ir manierų. Geriau jau nužudytum,